Rungtynės kažkaip primena paskutinės žaistas Lietuvos čempionatą, kur žaidėm Klaipėdoje, ten taip pat laimėjom 3 kėlinius ir daug laimėjom 3 kėlinį. Budalas darosi nemalonė tendencija. Kažkiek trečiam kėlinį, man atrodo, kad iššokojo mūsų per didelis noras laimėti, pasipylė. Išsimušėm iš vėžio, pasipylė techninės pražangos ir išsimušėm iš vėžio. Rungtynių gale džiaugiuosi, kad komanda sugrįžo. Galėjom ištraukti pratęsimą ir panašiai, bet nepavyko. Norėčiau palinkėti sėkmės savo varžovams ir mes stengsimės atsigauti psichologiškai ir susikauti to. Klausimai? Tiek jūsų suolelis labai emocingai reagavo į teisėjų sprendimus, ar tai buvo emocijos tiesiog, ar matėt kažkokį tendencingą teisėjavimą? Matot, aš džiaugiuosi, kad mano suolelis yra gyvas, jisai nemiega. Dėl kitų komentuoti nenoriu, negaliu. Aš kaltinu pats save, kad mes šiek tiek perdėlėm. Ir buvo pagrindo, tikrai buvo pagrindo gauti techninės pražangos. Aš nenoriu komentuoti taisyklių. Treneri, kaip Arnas Butkevičius abėt pasveiko? Jisai nepasveikęs, jis turi traumą menisko nedidelę. Nusprendė, kad jisai nedideliais krūviais sportuos, baigs sezoną ir operacijas darys po sezoną. Jisai sportuoti ir gali. Tikėsimės, kad galės sportuoti 90% sezoną gali. Treneri, turbūt tikėjotės, kad mažasis finalas bus prieš 8 betą ir rytoj reikės su Žalgiriu žaisti. Kažkiek išmuša, planus keičia, kažkaip man nuliūdina prieš varžybas kandidatą, nes jeigu laimi pusfinalį, tai finaliai jau papildomos motivacijos nereikia, o dabar jau žinojom, kad sukėlė įtampą, taip pasakysiu. Žinojom, kad jeigu pralaimėsim jau tiek Žalgiris. Nors negalima nuvertinti ir Prienų ekipos, kaip šiandien padarė Žalgiris. Jie nusipelnė, bet iš pagal žaidimą finale. Gerai, ačiū labai, kolegos. Ačiū.